Sveiki visi ir ačiū, kad žiūrite mano kanalą lietuviškai. Ir čia jau mūsų antrasis epizodas ir turiu dar daugiau naujienų. Šiaip tai aš turiu modą, kuris man padės. Bet to mes turiu gerai. Statysim normalų šitą namą, nes urve nelabai norėčiau gyventi. Važiuoju, ką šis dalykas gali. Matot, visas medis nukrenta, taigi man jis privers šitas, labai padės man šitas dalykas. Jo. Šiaip tai šitą vietą apvalysim, nebijokit, nežaidžiau iš nieko, viskas tas pats. Jo. Šiaip tai man reikės eisim kasinėtis, nežinau, gal kitam epizode. Man reikės deimantų. O aš pasigaminsiu vieną labai gerą dalyką, kuris man privers. Jo, jis padės man labai, o jis vadinasi Mining Turtle. Jo, mačiau, kai kiti žaidėjai su juo dirbo, tai jis labai geras dalykas. Nu, jei nežinau, kas tas Mining Turtle, tai jisai, nu, kaip vežliukas, jisai padeda tiesiog. Nu, daug kas žino jį, tikrai, jisai, kaip jums pasakyti, nu, kasinėjasi kaip tikras žmogus. Jo, jisai kasinėjasi ir tiesiog jam reikia, jisai turi inventorių, jam reikia įdėti šito anglys ir ten jo kaip panašiai kaip benzinas ar kaip energija. Jo, kaip energija ta anglis, tam išliukai anglis. Energija, jo. Ir jisai į savo inventorių deda tuos visus itemus, jo, bet tai jisai nėra toks protingas, kad pastatai čestą ir jisai viską sudeda. Nežinau, gal kažkaip galima padaryti, bet aš tokio dalyko nemoku padaryti. Nežinau, o tą vežliuką padarysim, nežinau kada, tikrai, wow, jau temsta. Jo. Nežinau, reikia surinkti 3 deimantus. Ir tada mes galėtum jį pasigaminti ir man jis labai padėtų kasinėtis. Aš šiaip daug darbo mes nedarytum tada. Taip, urve neužtruktum daug laiko. Jo, dabar galėtum šitą namą pastatyti. Jo, pradėsim statyti namą. Labai tamsu jau naktis atėjo. Palauk, kur mano urvas? Čia kažkur tai urvas mano. Pamečiu, fuck. Ai, čia va, jo. Šitas Timber modas, nežinau, gal įmesiu į... Galėsit jį rasti. Jo. Palaukit dabar. Ko man dabar reikia, tai... Ne to reikia. Šitą medį galim pašalinti. Reikia, žinot ką, aš statysiu štai čia gal namą mūsų. Ir be to medieną nukrenta tik tai su kirviu. Jeigu jūs iš rankos, man atrodo, tai jis nenukirs. Laukit, taip va matote, jis visas nenukrenta, o su kirviu visas nukrenta. Jo. Ir labai blogai, kad lapai nenukrenta. Jo, galėsim pradėti statyti namą. Šiaip tai jis gan didelis, nu, nežinau, ar didelis ar ne, bet man tai normalu. Šiaip tai bus namas, aš šiaip tai ne taip iš vieno medžio, matot, aš statysiu iš šito ąžuolo rasto ir iš lentų šitų. Statysiu namą visiškai kitaip. Pamatysiu, kaip aš statysiu. Tai vat. Wow. Keivas. Taip. Sakau, kitoj daly tikrai eisim kasinėtis, nes kuo greičiau noriu už tą vežliuką padėjėją pasidaryti. Jis man tikrai man praverstų labai netgi. Jo, nežinau, šiaip tai šiandieną dar vieną įkelsiu šitą ir dar kitą įkelsiu video.
Jo, aš šiaip tai penktadienį, šeštadienį gal net 3 įkelsiu, o paskui gal net po vieną tik tais, nežinau, nes tingėsiu gal kažkaip kelti, o su draugu dar nesuplanavom kažkaip vakar neskelti tų video, nežinau. Šitai gal, nežinau, gal darysiu GTA 4 video, gerai, nežinau, bet pasistengsiu GTA 4 gal įmesti į video, nes šiaip tai lošiau GTA 4 ir Episodes from Liberty City. Aš tą žaidžiu ir šiaip tai nemažai perėjau misijų aš tenai, tai šiaip tai visai įdomu tenai yra. Ir mano geras kompas, tai tikrai tokius žaidimus man ir geresnius net paveža. Palaukit, šitą duobę man reikėtų užkasti, man trūkta. Palaukit. Fuck. Ką man reikėtų padaryti, tai... Fuck. Nieko. Patikėkit, tas vežliukas labai padeda daryti visokiausius dalykus. Šiaip tai yra įvairių vežliukų, aš nežinau kokie kiti, bet mačiau, kad tenai yra su kardu. Ir norim pasidaryti tą vežliuką, reikia kompiuterį pasidaryti. Kompiuterį, tai mes darysim šiaip tai tą kompiuterį, nes reikės man pasidaryti tą vežliuką, kaip ir sakiau. Tas vežliukai reikės deimantų, o mes iš tų deimantų padarysim deimantinį pikeksą, nes yra deimantinis pikeksas, tai šitas vežliukai indėdi deimantinį pikeksą ir tą kompiuterį, kur mes galėsim padaryti. Šiaip tai niekam daugiau nereikia deimantų, tik tam reikia pikeksą, tada kai gaunam vežliuką, kai padedam kompiuterį dar kitus dalykus. Gaunam vežliuką ir šone jo padedam pikeksą, deimantinį arba kardą, arba kirvį, arba ten dar kokios. Gal kai būna indėdi kirvį, deimantinį ir vežliuką, gal jisai kerta medį, net nežinau gerai aš. Aš tik žinau, kad štai šitas vežliukas, kuris su pikeksu indėdi, tai jis labai geras yra. Šiaip tai tenai yra visokių programų jame, aš dar gerai, šiaip tai net nežinau, dar visai gerai. Aš buvau ant Creative modo kitam visai pasaulį susikūręs, tai tenai buvau tą vežliuką pasidaręs, tai šiaip tai jisai labai daug ko randa, aukso, deimantų net rado. Ir jisai deda į inventorių, o kai visas inventorius įsipila, šiaip tai mažokas tas inventorius to vežliuko, tai net nežinau. Šiaip tai nieko blogo, kad jisai mažas, jo, šiaip tai, bet tai, kai užsipilo visas inventorius, jisai sustoja ir nieko absoliučiai nedaro, nes jisai nėra toks protingas, kad šiaip tai bandžiau padėti čestą prie jo, bet jisai nesudėjo tų įtimų, jisai tiesiog išmetė, atėjo prie često ir viską išmetė. Į savo inventorių viską absoliučiai išmetė į savo įtimus ir toliau nusileido į savo urvą ir jisai dirbo. Šiaip tai nereikia jokių jam laiptelių daryti, kad jis užliptų. Jam nereikia jokių laiptelių, jisai ore tiesiog, nežinau, kaip jam pasakyti, oru tiesiog ateina ir kaip atskrenda ar panašiai. Jo, šiaip tai nežinau, kelintam epizode bandysim, gal jeigu kitam epizode eisim kasinėtis, tai tikrai rasim, nes kitokių dalykų negu tenai deimantų, nes nemanau, kad mes eisim pirmą dieną kasinėtis, jau rasim deimantus, nemanau, kad tai bus. Čia trūksta biški vietos man.
nieko